Labas rytas, sveiki atvykę į 9-ąją Vilniaus savižudybių prevencijos metodų konferenciją. Ir nieko nelaukdami pradėkime. Simona Bieliūnė, Vilniaus savivaldybės vicemerė, ne pirmą kartą dalyvauja mūsų konferencijos atidarime iš skirtingų pareigų, bet visą laiką malonu ją matyti. Simona. Labas rytas visiems. Man irgi be galo gera sugrįžti kasmet į šitą konferenciją, žinant jos svarbą, savižudybių prevencijos ir intervencijos ir postvencijos turbūt temose čia galėtumėm vardinti, kiek tų kampų yra paliesta. Nuo ko norisi pradėti, turbūt nuo to, kad Vilniaus miestas visada buvo ir yra ir bus šitos konferencijos palaikytojas ir matyt, galvodami apskritai apie šitą sritį ir darbą joje, per konferencijos metus keliaudami galim pasakyti, kad ne tik dirbam visi vieningai tam, kad situacija gerėtų, bet ir matom, ar ne, tų darbo rezultatų, kurie nedžiugina, nes šitoj temai matyt, bet net ir mažiausias skaičius nėra tai, ką mes norėtume matyti, bet tai yra apie tai, kiek čia dirbantys žmonės prisideda labai skirtingai. Vieni tirdami reiškinį, kiti padėdami strateguoti, treti tiesiogiai teikdami pagalbą ir atpažindami tiems, kurie yra krizėje. Ką norisi šiandien ateinu ir galvau, ką norisi pasakyti šitoj konferencijai, ateinu su tokiu didžiuliu dėkingumu. Norisi pasakyti ačiū, iš tiesų be galo džiaugiuosi ir didžiuojuos, kad turim mokslininkus, tyrėjus, kurie ne tik moksliniais tikslais, bet ir taikomaisiais yra mūsų komandos savivaldybėje dalis ir padeda mums iš tiesų žiūrėti į savižudybių reiškinį iš įvairiausių kampų, matyti, kaip veikia mūsų sistema ir aš tai laikau neįkainojama verte, nes būtent duomenim grįsti sprendimai, aišku, visada suteikia daugiau pasitikėjimo, kad einam teisinga linkme. Labai jaučiu didelį dėkingumą organizatoriam visiems, kurie turbūt čia irgi vaidmenų ne vieną turi dėl to, kad atnešti naujienas, atnešti gerąją praktiką, tarptautinės pažintis ir pasakoti labai skirtingais kampais kiekvieną metą, nustebinant, sudarant šitą turinį. Aš atsidarau programą ir kaskart didžiuojuos, kad šiemet žiūrim vėl visiškai kitaip, negu žiūrėjom pernai ar užpernai ir man atrodo, kad tai labai rodo savižudybės koreliaciją su labai skirtingom temom ir labai smagu, kad šiandieną visos tos temos, kurias liečiat, yra tos, kuriuose aš dirbu ir matau pati tą praktinę sąsają, tai man atrodo, kad čia profesiniai bendruomeniai yra didžiulė dovana pasidaryti taip plačiai ir ne tik į interakciją su tuo, kuris yra krizėje arba su tais, kurie dirba su krizėje esančiai žmonėm, tai tikrai labai noriu padėkoti, kad nesustojat ir ambicingai žiūrit į konferencijos programą, kuri labai turtinga kasmet ir kasmet atneša didžiulę naudą. Na ir pačiai bendruomeniai, žinodama, kiek daug žmonių dalyvauja kasmet šitoje konferencijoje, noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų už darbą, kurį darot. Neabejotinai konferencija yra būdas susitikti, sužinoti ir pasidžiaugti tuo pačiu tą bendrystę, nes tema yra sudėtinga, joje būti nėra kasdienai paprasta ir labai svarbu, kad labai skirtingą statusą turinčių žmonės būtent šitą konferenciją sujungia ir galima padėkoti, kad savižudybių prevencijos tie rezultatai, kuriuos pasiekėm, irgi yra su jūsų pagalba. Ir visiškai pabaigai, kadangi konferencija vyksta tokiam kontekste, kur viešoje erdvėje daug šitą temą yra kalbama, negaliu nepasakyti sakinio, kad tikrai labai nuoširdžiai rūpi, jog visuomenė matydama ir išgyvendama labai skirtingus jausmus tikrai imasi įvairiausių priemonių, kartais desperatiškai nesusimastydami apie tai, kokią tai gali sukelti žalą. Ir matau, kiek daug yra advokacijos iš mūsų bendruomenės, kurie supranta, kurie žino šitą reiškinį ir žino, kaip teisingai komunikuoti šitą temą. Tai tikrai kiekvienam iš jūsų
Noriu padėkoti už tą advokaciją ir edukaciją, kurią visi kartu darome, nes esame atsakingi, turėdami daugiau žinių, daugiau įgūdžių, esame atsakingi už tai, kad šviestumėm ir neštumėm tas žinutes kuo plačiau, tam, kad tie, kurie nesupranta, tiesiog nepadarytų dar daugiau žalų, kurio gali mūsų visuomeniai būti. Tai tas dėkingumas matyti yra ir iš mano pačios emocijos, kurią irgi išgyvenu šią savaitę, labai arti lydėdama savo komandos narius, kurie valdo krizinės situacijas ir tikrai matau, kaip mums vis geriau sekasi tvarkytis, tai labai norisi, kad ir prevencijai dar būtumėm stipresni. Ir manau, kad tiek konferencija, tiek bendras darbas, kurį darom mieste, tai tikrai link ten mus ir veda. Tai sėkmės mums visiems ir dar kartą ačiū.